Gerai, prašom, ačiū, jungios. Taip. 1, 2, 3, pučiam. Ne, neužsipučia. Tai aš nesuprantu, jeigu paprasčiausios žvakės neužpučiam, tai kaip mes galim užpūsti liepsnojantį fabriką? Labas rytas, mano mėlyjei konkurenčiukai. Ką švenčiam? Nieko nešvenčiam, pučiam. Tiksliau, treniruojamės užpūsti. Bet, žinokit, net paprasčiausios žvakutės nesigauna užpūsti. Tai aišku, kad neįmanoma jos užpūsti. Kodėl aišku? O kokia čia žvakutė? Gimtadienio. Taip. O kieno šiandien gimtadienis? Palaukit, Rudolfo, jau buvo? Taip. Mano buvo praeitais metais, tai šiais jau tikrai negali O būti. mano iš vis gimtadienio nėra, tai akivaizdu, kad ir šiandien negali būti. Taip, aš irgi nelabai atsimenu, kada mano gimtadienis, bet... Ne, akivaizdu, kad ne šiandien, nes čia žvakutė yra stebuklinga ir užsipučia tik tai per gimtadienį. Šiandien yra labai svarbi diena, todėl turime stipriai pasistiprinti, užkasti ir paskui pilni jėgų imtumėm ir užpūstumėm tą nelemtą. Kas čia dabar yra? Tai stiprinkitės, ruoškitės, kam čia dabar reikia skambinėti. Taip, laba diena, Kalėdų namelis klauso, turite labai nedaug laiko. Ponia Piragauskienė, turite visai nemažai laiko. Susidomėjai? Visą seriją rasi LRT Epikoje. Nuoroda komentare. Tiu-tiu.